Sveiki visi! Su džiaugsmu noriu priminti, kad ši savaitė ypatinga, nes kiekvieną dieną jūsų lauks susitikimai su vis kitu buvusiu gimnazijos mokiniu. Prašome prisistatyti. Taip, tai esu Laridonas Gasparavičius, baigęs gimnaziją Lauryno Ivinskio. Esu alumnis SMK aukštosios mokyklos video kūrybos ir šiuo metu ir dirbu SMK video projektų vadovu. Kodėl nusprendėte studijuoti video kūrybą ir medijas? Kodėl nusprendžiau? Todėl, kad tas filmavimas ir kažkokių vaizdų įdėjimas, sakykime, vieną kažkokią istorijos liniją visada sekė su manim kartu. Ta kūryba, atsimenu, net ir gimnazijai būdavo karnavalai, kada labai jų laukdavau ir būdavo smagu išpildyti tas kūrybinius kažkokius sprendimus. Tai ta kūryba ją visada su manim, kaip aš sakau, ranka arba žingsnį. Ir taip nusprendžiau aš ir stoti tą video kūrybą. Ką parekomenduotumėt mokiniams susidomėjusiems jūsų studijomis? Eiti į priekį, domėtis, kitą kartą gal net ir perlipti per save, stengtis. Ir kaip aš minėjau mūsų pokalbio metu, tai dar kartelį pakartosiu, visada reikia būti alkanam, tiesiog žiniom, norui ir tada viskas pasiseks ir tiesiog darykite tai, kas jums patinka. Ir su kokiais iššūkiais susidūrėt studijuojant? Įvairiais iššūkiais, tai būdavo, nežinau, ir sunkių užduočių būdavo ir fainų praktinių, ir sunkių teorinių atsiskaitimų. Aš nežinau, sunkumai buvo, tiesiog aš gal nesu tas toks tiksliukas, tai man būdavo tie dalykai, kada jos reikia išmokti kažką atmintinai, tai tada būna truputėlį sunkoka prisiminti ir, tarkim, nežinau, atsimenu, anglų buvo labai daug profesijų, kurios reikėjo atmintinai išmokti ir atsiskaityti, tai atsimenu, tai buvo vienas sunkiausių dalykų. Reikėjo išrašyti visas tas profesijas, tai nežinau, gal 45 išmokti mintinai, tai buvo labai sunku. Gerai, ačiū Jums. Prašome prisistatyti. Taip, tai esu Vismantas, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto kriminologijos studijų programos 4 kurso studentas, taip pat Vilniaus universiteto studentų atstovybės administratorius ir Lietuvos centro pažymėjimo koordinatorius. Kodėl nusprendei studijuoti kriminologiją? Nusprendžiu dėl to, jog šios studijos atrodė įdomios tuo, jog jos paliečia tiek teisę, tiek psichologiją, tiek ekonomiką. Tai jeigu tu neturi konkrečios srities, kas tave domina, tai šitos studijos yra visai pats tas viduriukas, kuris gali tave sudominti. Ką parekomenduotum mokiniams susidomėjusiems tavo studijomis? Parekomenduočiau pasinagrinėti biškelį psichologijos, pasižiūrėti, ar jūs domina bendrai teisė, ne visa prasme, bet kažkiek. Ir ar šiaip jums yra svarbios kažkokios tai temos, tam tikri laukai, nežinau, ten socialinės problemos ar kažkas kito. Na ir manau visi žinome, koks Vismantas išties yra aktyvus žmogus, tad norime tavęs paklausti, kaip tu tiek daug visko spėjai, kaip tu suderini laiką, kad jo užtektų ir studijoms, ir kitoms veikloms? Na, studijos, kadangi jos yra ganėtinai lanksčios, tai ganėtinai yra paprasta planuoti savo laiką, tai aš tiesiog turiu labai griežtą grafiką, kai viskas susidėlioju pagal valandas, ką, kur, kada veiksiu. Na ir tai padeda šitiek mano asmeniniam gyvenimui ir šitiek subalansuoti tiek poilsį, tiek darbą, tiek studijas. Ačiū tau, prašome prisistatyti. Esu Vytis Lembutis, šitos gimnazijos absolventas, dabar Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas. Ir labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę vėl grįžti į savo alma mater po 22 metų pertraukos. Kodėl nusprendėte studijuoti ekonomiką ir finansus? Žinot, prieš 20 metų ekonomika buvo vienas iš tokių mokslų, kuris buvo traktuojamas kaip universaliausias. Tai buvo teisė ir buvo ekonomika, kadangi teisė man iš principo nebuvo labai artimas mokslas mano širdžiai, tai ekonomika buvo vienas iš tų pasirinkimų, kur tada leido susidaryti įvaizdį, kad baigus ekonomiką, tu labai daug žinosi apie finansinius srautus, pinigus, panaudojimo būdus, investavimą ir visus kitus su tuo susijusius veiksnius. Na ir tai santykinai piešia pakankamai tokią neblogą ateitį. Tai tas mane sužavėjo ir to pasirinkimo, aišku, turėjo įtakos ir tėvai. Tai negaliu sakyti, kad vaikai jūs neklausykit savo tėvų, klausykit, būtinai jie turi daug patirties ir sako kartais teisingai. Bet kita vertus, aš manau, kad apsisprendimo vis tik tai didžiausią poveikį turėjo mano pačio vizija ir noras, ko aš norėčiau būti, kaip aš norėčiau save matyti. Kad ir tada buvo po 20 metų, dabar jau tas 20 metų praėjo, šiek tiek požiūris pasikeitęs, bet iš esmės tų pačių principų aš netisakau. Tai buvo, manau, teisingas sprendimas.
artimas mano širdžiai, artimas to, ką aš norėčiau veikti gyvenime ir tas pasiteisino. Ką parekomenduotumėt mokiniams susidomėjusiems jūsų studijomis? Pasirinkti tai, kas patinka. Kaip ir mano atveju, aš pasirinkau tai, kas man patinka. Nes jeigu jūs pasirinksit tai, kas nepatinka, ko gero bus daug iššūkių mokantis, nes vis tik tai studijos nėra vien tik tais geri atsiminimai, įdomias paskaitas, būna visko. Būna ir sunkių dalykų, būna ir dalykų, kurių nesupranti, būna ir dalykų, kurie labai sunkiai ateina į galvą ir jeigu tu pasirenki tai, ko tu nelabai nori, tai aš sakau, tada tu kankinies. Ir dar ne tik tu, bet ir aplinkinius kankinius dažniausiai mato tave kitokį. Jeigu tu pasirenki tai, kas tau patinka, tu esi pasiruošęs priimti tam tikrus iššūkius, net ir tada, kai tau nesiseka, ir rasi išeitį iš bet kurios situacijos. Antras dalykas, jeigu tu pasiryžai eiti tuo keliu, aš sakyčiau, eik tvirtai. Eik iki galo, turėk viziją, kelk savo tikslus ir kelk savo ambicingus pakankamai tikslus. Arba netgi, sakykime, jeigu tu matai, kad tu juos labai greit pasieki, reiškia, tikslas nebuvo ambicingas, kelk dar aukštesnį tikslą ir planuok ir stebėk, kaip sekasi laikytis plano. Tai, manau, neišvengiamai tai atves vis tiek į tam tikrą sėkmės rezultatą, didesnį ar mažesnį, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kokiais nori, bet tikslas, planas ir, sakykime, disciplina yra kertiniai dalykai mano gyvenime, kurie man visada padeda pasiekti to rezultato, kurio aš noriu. Na ir mūsų Instagram paskyroje sekėjai galėjo užduoti jums klausimus. Vienas jų yra, kokius mokymosi būdus naudodavote mokindamasis? Labai geras klausimas. Sakyčiau, skirtingiem dalykam naudoju skirtingas taktikas, strategijas ir taktikas. Istoriniai dalykai man labai patikdavo rasti sąsajas tarp jų. Nuo vienos datos iki kitos datos, suprasti, kodėl istorinių laikmečių prasidėjo taip, o baigėsi taip. Ir kai tu atrandi, kad tai vyksta gyvenimiški procesai, taip kaip ir vyksta dabar, tu labai gerai gali suvokti, kodėl tas pokytis įvyko, kada jis įvyko, lengviau atsiminti ir gali numatyti jau tam tikras prognozes, koks sekantis pokytis gali būti. Tai istorija man padėjo mokytis būtent toks metodas. Matematika man labai patiko ieškoti logiškumo ir skaičiuoti, bandyti atrasti būdus greitai skaičiuoti. Tai jeigu, sakykime, 2x5 yra 10, tai visą laiką ieškai būdų, kaip tą greičiau padaryti. Arba 2x15 tai gali būti 2x10 ir 2x5 ir 20 plus 10 yra 30. Tai leisdavo pakankamai greitai rasti atsakymą iš netokių labai aiškių, sakykime, sprendinių ir pabandyti taikyti gyvenimiškai. Jeigu turim, tarkim, trikampę formulę, ar kraštinių, ar kampų, tu visą laiką gali pagalvoti, kur tu gyvenimą gali pritaikyti. Namuose, buityje, darbe, savo hobyje kažkur ir kai tu tą pritaikai, tau šitas dalykas labai gerai atsimenu. Aš atsimenu iš fizikos pamokų, labai sunkiai buvo atsiminti formulės, tai mokytoja labai gerai pasakė, sako, I lygu U iš R, tai yra Ignas Ūsa raita. Kai tu įvelki kažkokį tai, kad ir komišką, gyvenimišką atvejį, tau žymiai paprašiau tą dalyką prisiminti. Tai anglų kalboje labai daug kas jaučiu naudoja tą formulę, kad perskaito ir bando atrasti sąsajų tarp kitų lietuviškų žodžių. Jeigu yra panašumų, tada tau kažkaip lengviau atsimenu. Tai aš sakyčiau, kad vieno tokio universalaus modelio nėra, galbūt kažkas rado, negaliu pasakyti, bet man jo nebuvo. Ir kiekvienam dalykui aš tenkdavus rasti savo tinkamą, man įdomu, lengviau atsimenama ir kartu lengvai pritaikoma. Ir tada rezultatai būdavo gerokai geresni. Ačiū Jums. Esu vaikų chirurgas Benediktas Jonuška. Viskas sudėliojo labai įdomiai, todėl kad kai reikėjo rinktis ar kokią sritį prieš 10 klasiai, tada buvo kaip tik krizė pasaulinė ir galvojau apie politiką, apie verslą, apie kitus dalykus, bet tėtis sako, tu pagalvok apie mediciną. Ir sudėjus tuos pliusus minusus gavosi, kad medicina nugalėjo, nes vėlgi tai yra labai plati specialybė ir visada darbo bus, gydytojai visada trūks. O baigus mediciną tu galėjai tą pačią politiką, tą patį verslą išeiti. Tai vėl taip gavosi, kad nutariau, kad aš savo savybės ir save realizuoti galėčiau būtent medicinoje ir dėl to labai džiaugiuosi.
Daugybė iššūkių buvo studijuojant ir vėlgi tai yra vienas sunkiausių studijų tikriausiai kartu su teisininkais, kur tenka ne tik didžiuliai kiekiai informacijos, didžiuliai krūviai, bet ir tuo pačiu ir emocinis didelis krūvis, kaip įvairios ligos, visi studentai persergam mes įvairiausiam ligom, atrodo, čia skaitai, tau viskas tinka. Tos pačios sunkios ligos, onkologija, mirtys pacientus, kuriuom irgi reikia praeiti, tai tų iššūkių tikrai netrūksta. Bet svarbiausia tikriausiai yra ne iššūkiai, o tas tikslas, kad tu vis tiek turi tą tikslą linko eit, tai yra pagalba kitiem, padaryti tą kažkokį pokytį ir stengiasi tos iššūkius visus įveikti, o tų iššūkių visam gyvenime buvo ir bus, nesvarbu, ar jūs medicinoje būsit ar ne. Aš manau, kad viena iš tų savybių turėtų būti užsispyrimas, kad vis tiek daug kartų reikia bandyti, daug kartų reikia daryti ir nebijot klyst. Čia tas galioja bet kam tikriausiai, ar tuo pačiu ir operaciniai, kai operuojam, iš karto viskas nesigauna ir tu turi eit, daryt, keltis vėl eit, tai tas užsispyrimas tikriausiai. Ir kas labai svarbu medicinui, tai yra nesavanaudiškumas. Negali vien apie save galvot, kad būsiu milijonierius, įstojęs į mediciną. Labai sudėtinga tą bus pasiekti, vis tiek reikia galvoti ir apie kitus, kaip tu kitiem gali padėti, koks tu būsi kitiem, kaip kiti jausi šalia tavęs, tada tik tai aš manau, tu gali būti gerų gydytojų. Tai čia tos tikriausiai svarbiausias dvi savybės. Prašome prisistatyti. Mano vardas Dainora, mokiausi šitoj mokykloje ir baigiau ją 2005 metais. Vėliau studijavau lietuvių filologiją ir turkų kalbą ir dabar grįžau čia aplankyti visų mokytojų ir dabartinių moksleivių. Kodėl nusprendėt studijuoti filologiją? Norėjau studijuoti žurnalistiką, dalyvau stojamajam Vilniaus universitete ir pritrūko istorijos valstybinio balo, surinkau tik 29% iš 100. Tai teko rinktis tada alternatyvą, paprastą lietuvių filologiją studijuoti, pagalvojau, kad bus nuobodoka, todėl pasirinkau dar ir gretutinę kalbą, tai būtų turkų kalba. Ką parekomenduotumėt mokiniams susidomėjusiems jūsų studijomis? Parekomenduočiau būti kuo labiau atvirai nusiteikusiems, nes tai yra visiškai kitokia kultūra, ar ne? Tai tą kultūrą turėti kantrybės pažinti ir tiesiog mėgautis ją. Na ir su kokiais iššūkiais teko susidurti studijuojant? Su kokiais iššūkiais? Kadangi turiu gan stiprią savo nuomonę, yra tekę padiskutuoti Turkijos ambasadoje apie kurdų klausimą. Ir tai buvo nemenkas iššūkis, nes požiūris ir šitas klausimas apskritai politinis yra gana jautrus toje šalyje. Tai buvo vienas iš didžiausių iššūkių, bet puikiai susitvarkėm, taip sakant, išsiuntė mane į Turkiją, kad pamatyčiau, kokia ten situacija ir kaip ar iš tikrųjų ten tiems kurdams labai blogai buvo. Šiaip daugiau iš iššūkių tai buvo keletas egzaminų, kurių neišlaikiau, dėl to, kad iki paryčių žaisdavau žaidimą Simsai, nežinau, ar šiais laikais dar žmonės žaidžia tą žaidimą, tai teko perlaikyti kelis egzaminus. Tai iš to išmokau, kad vis dėlto galbūt reikėtų mokytis, o ne žaidimų žaisti iki 5 ryto. Ačiū Jums. Prašau.